Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Mano Viešpatie ir mano Dieve, aš tvirtai tikiu, kad tu čia esi, kad mane matai, kad mane girdi. Garbinu tave su galia pagarba. Prašau atleisti mano nuodėmes ir suteikti malonę, kad šis maldos laikas būtų vaisingas. Mano nekaltai pradėtoji motina, šventasis Juozapai, mano tėve ir globėjau, mano angelė sargė, užtarkit mane. Toliau apmąstome Šventojo Juozapo gyvenimo epizodus, 4. Švento Juozapo sekmadienis ir 4. jo džiaugsmas bei skausmas. Prisimename tos epizodus ne tik be abejo dėl laiko, ne tik dėl to, kad pagerbtume Šventą Juozapą, bet visų pirma, kad geriau pažintume tave, Viešpatie Jėzau Kristau. Geriau pažintume tavo gyvenimo epizodus, ypač tavo vaikystę, ir kad tau leistume veikti savyje. Taigi, atėjęs 4. Šventojo Juozapo sekmadienis, apmąstome tą 4. Švento Juozapo džiaugsmą ir skausmą. Džiaugsmas ir skausmas jo gyvenime persipina, kaip persipina taip pat ir mūsų gyvenime. Ir prisimename konkretų įvykį – tavo Viešpatie Jėzau Kristau paaukojimą šventykloje. Po Jėzaus gimimo praėjus maždaug mėnesiui, Marija ir Juozapas atneša tave, kūdikėlį, į Jeruzalės šventyklą. Tai dalykas, kuris buvo numatytas įstatyme. Reikėjo įvykdyti Senojo testamento įsakymą, žydų įstatymo nuostatą. Paaukoti Viešpačiui auką, pristatyti šventykloje pirmagimį berniuką, kažkas, kas buvo numatyta. Ir ta proga Jeruzalės šventykloje tavo Viešpatie gimdytojai, tavo žemiškieji tėvai, Juozapas bei Marija, ir susitinka su Simeonu, šventyklos kunigu bei Jona, senyvo amžiaus našle, su pranašystės dovana, kuri taip pat tarnavo Jeruzalėje, Jeruzalės šventykloje savo maldą. Toks ypatingas įvykis, tavo Viešpatie įžengimas į Jeruzalę, Jeruzalės šventyklą. Daugeliui prasprūdęs pro akis, bet būtent šie du veikėjai, senyvi veikėjai, atpažįsta tave, Viešpatie, kaip Izraelio Mesiją, aukština Dievą bei pranašauja. Tavo paaukojimas šventykloje, ne? Vienas iš palyginti nedaugelio ypatingų tavo Jėzau vaikystės gyvenimo akimirkų. Augai kaip tikras žmogus, panašiai kaip ir daugelis. Mažai kuo išoriškai išsiskyrei. Na ir kai mąstame apie tavo gyvenimą, žvelgime į jį lyg iš paukščio skrydžio, kartais net sunku pasakyti, kas yra ypatingiau. Ar matyti aplink tave vykstančius stebuklus, ar matyti tavo pagydymus, ar priešingai žinoti, kad tu esi tikras Dievas ir tikras žmogus ir suprasti, kad 99% tavo vaikystės buvo tokie, kaip ir daugumos kitų to meto vaikų. Kaskart tikrai vis labiau stebina tai, kad tu, Viešpatie Jėzau, būdamas Dievas, norėjai būti ir atrodyti normalus, būtent tikras žmogus. Tad čia įvyksta daug dalykų, bet be kita ko įvyksta susitikimas. Dievas tave, Viešpatie Jėzau, atveda į šventyklą, bet taip pat ir Mariją ir Juozapą, taip pat ir Simeoną bei Joną, visus juos suburia šventykloje, įvyksta susitikimas. Pažvelkime į tai, kaip tas susitikimas įvyksta, kaip čia atsiduria Simeonas. Ir Evangelija atsako. Šventoji dvasia buvo su juo. Taip apibūdina šį ypatingą veikėją. Šventoji dvasia buvo su juo. Ir konkrečiai sako. Jam, Simeonui, buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysas Viešpaties Mesiją. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Klausant tų žodžių, iš tikrųjų kyla net tam tikras pavydas, kaip artimai Simeonas bendravo su šventąja dvasia. Įdomu tikrai matyti, kaip su tavimi, Viešpatie Jėzau, susitinka tas Simeonas. Evangelistas pastebi. Senolis atėjo paskatintas šventosios dvasios. Turbūt praleido daug laiko maldoje, jautė artumą šventai dvasiai. Ir iš tikrųjų, jau šventas raštas kalba labai konkrečiai. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta kažkada
konkrečią dieną ir valandą, kad jis nemirsęs, iki pamatys viešpatės Mesiją, tą pažadėtąjį Dievo tautos išgelbėtoją. Ir dabar šventosios dvasios paragintas taip labai konkrečiai atėjo į šventyklą. Paėmė tave viešpatį ant rankų, kaip pamatęs, tad jau kartu esame apsvarstę, sakoma, tu įėjai pro rytinius šventyklos vartus ir žmonių apsuptyje paskelbė tą žinią, tą pranašystę. Štai šitas, tu viešpatie Jėzau Kristau, esi atėjęs daugelio Dievo tautoje, Izraelio tautoje pakelimui ir nukritimui. Tavyje bus atskleistos daugelio žmonių mintys, būsi Izraelio garbė ir pagonims šviesa. Toks artumas šventai dvasiai, kaip jis sugeba atpažinti tave, atėjus į šventyklą, toks didžiulis įvykis, viešpatės įžengimas į šventyklą. Pats Dievas, pats šventyklos šeimininkas, tikrai su kūnu ir krauju įeina į šventyklą ir taip mažai kas pastebi, išskyrus tas senas veikėjas, Simeonas ir ta sena našlė, lygiai taip pat Ona. Kaip mažai tave pastebi, ne? Daugelis turbūt girdėjo taip pat ir Simeono tos pasvarstymus, Simeono pranašystę ir galbūt mes galėtume net šiek tiek nustebti, kaip daugelis turbūt girdėjo, kaip kunigas, žinomas žmogus, kalba apie tave, viešpatie Jėzau, kaip apie tą, kuris esi Mesijas. Jo žodžiai buvo visiškai aiškus. Bet neatrodo, kad tai būtų iš esmės pakeitę tavo gyvenimo tėkmę. Neatrodo, kad būtų atsiradę kažkokių tai tavo sekėjų, ar kad būtum turėjęs tokią būtent Mesijo reputaciją savo vaikystėje, ar netgi ir vėliau. Mažai kas patikėjo, mažai kas įsiklausė, mažai kas atpažino tą šventąją dvasią. Nieko čia iš tikrųjų nuostabaus turbūt. Ir mes įgalvojame apie vieną kitą vyresnį žmogų, kuris, nežinau, pakelia balsą ir galbūt kalba tokius šiek tiek ypatingus dalykus. Galbūt ir mes viską nurašytume tiesiog tai senatviai, tam tikriems trūkumams, galbūt jų proto aštrumo stokai ar panašiai. Ko gero daugelis tų, kurie matė ir girdėjo Simeono žodžius, kažką tokio pagalvojo apie senolio pranašystę. Bet tavęs prašome dabar, viešpatie Jėzau, šios maldos metu išmokyk būti jautriems šventai dvasiai, kaip buvo Simeonas, kad tave atpažintume savo kasdienybėje, kad gebėtume atpažinti tave visų pirma švenčiausiame sakramente per šventąsias mišias, kad jaustume tavo artumą maldoje per šį maldos laiką. Viešpatie Jėzau Kristų, prašome to artumo šventai dvasiai. Jei pažvelgtume į kitą pusę, jei pažvelgtume į tai, kaip Juozapas ir Marija atnešė tave į šventyklą, kaip šventoji dvasia juos atvedė į šventyklą susitikti su Simeonu ir išgirsti tą ypatingą pranašystę, tas ypatingas įvykis, galėtume nustebti, nes ir iš pažiūros tai yra net kažkas dar labiau įprasta negu kad tai, kas nutiko Simeonui. Simeoną, pažymė šventasis raštas, atvedė šventoji dvasia. Tuo tarpu Juozapas ir Marija atneša tave į šventyklą pristatyti, vykdydami įstatymą, kaip ir daugelis kitų žmonių. Nebereikalo, kai tu viešpatie Jėzau atėjai į šventyklą, ant Juozapo ir Marijos rankų. Mažai kas atkreipė į tave dėmesį. Atėjai kaip turbūt daugelis kitų žmonių tą savaitę, tą mėnesį, galbūt net tą pačią dieną, kaip vienas daugelio pirmagimių, kurie buvo pristatyti į šventyklą. Iš pažiūros darai tai, kas yra numatyta, kas yra numatyta įstatymą ir turbūt net ir mums šiandieną. Kažkas, kas yra numatyta, įprasta, būdinga daugeliu žmonių, mažai patraukia dėmesį. Atrodo gana toks eilinis dalykas, įprastas dalykas. Neteiktume tam tokios didelės reikšmės. Ir vis dėlto ta šventoji dvasia veikia per įstatymą. Ir veikia per Marijos ir Juozapo paklusnumą įstatymui. Galim pagalvoti apie Juozapo džiaugsmas girdėti ir matyti, kaip tu viešpatie Jėzau esi atpažįstamas šventykloje.
Dievo sūnus atpažįstama šventykloje, Simeonas ir Ona jį atpažįsta. Galim pagalvoti apie tam tikrus nepatogumus ir skausmus. Ne? Nebuvo turbūt lengva keliauti į šventyklą Jeruzalėje tomis aplinkybėmis. Tu viešpatie Jėzau gimė Betliejuje, turėjo prieiti dar mėnuo, apie 40 dienų nuo tavo gimimo reikėjo. Juozapas negyveno, Betliejuje negyveno, Jeruzalėje reikėjo praleisti vieną kitą dieną. Galų gale net tas pirmagimio pristatymas šventykloje paaukojimas buvo susijęs taip pat ir su motinos apvalymu. Gimdymas paprastai buvo susijęs su krauju ir buvo numatytas tam tikras ritualinis motinos apvalymas. Bet nejaugi mergelei Marijai reikėjo apsivalyti nuo kokios nors kaltės apeiginės ar neapeiginės. Ne? Dievo motinai, kuri buvo ir išliko mergelė prieš, per ir po viešpaties gimimo. Tai nebuvo būtina. Nebuvo reikalinga ir vis dėlto jie paklūsta įstatymui. Tas įstatymas juos atveda. Viešpatie išmokyk mus būti jautriems šventai dvasiai ir padėk atpažinti, kad ta šventoji dvasia taip pat ir mus veda taip dažnai tokiais stebėtinai įprastais keliais, stebėtinai daugeliu žmonių būdingais keliais. Taip labai dažnai šventosios dvasios balsas ar vedimas susijęs tiesiog su mano pareigomis. Su tuo, kad esu studentas ar darbuotojas, brolis, sesuo, vyras, žmona, kad ir kas bebūtų. Tokios neromantiškai pasakius teisingumo pareigos. Bet tos pareigos, visi tie dalykai, kurias galime atlikti su didelė meilė Dievui ir didelė meilė žmonėms. Padėk viešpatie pasinaudoti tomis progomis, kad išmoktume tapti jautresni tavo balsui. Išmokti, kad būtume vedami šventosios dvasios. Mergelė Marija, ji taip pat buvo paklusni įstatymai ir kaip niekas tarp mūsų paprastų žmonių buvo jautri šventai dvasiai. Tegu ji išmoko mus atpažinti, jausti šventosios dvasios vedimą, taip pat per tos paprasčiausius dalykus, per savo eilinės pareigas. Amen. Aš dėkoju tau, mano Dieve, už gerus pasiryžimus, meilės jausmus ir įkvėpimus, kuriuos tu suteiki man šios maldos metu. Prašau tavo pagalbos juos įvykdyti. Mano nekaltai pradėtų į motiną. Šventasis Juozapai, mano tėve ir globėjau. Mano angelė sargė, užtarkit mane.